Sveiki, su jumis ir vėl aš, Inga Žolytė. Jūs turbūt mane jau pamenat iš tokių video kaip naujų namų turas, įsirenginėjom namus vlogas numeris 1, taigi čia trečiasis mūsų namų įsirenginėjimo video. Nu, dabar rimtai, kviečiu jūs atvykus į trečiąjį mūsų būsto įsirenginėjimo video. Paskutinį vlogą užbaigiau su žodžiais, jog viliuosi, kad jau susitiksime prie baltų sienų. Tai šitą dalyką panašu, jog išpildyti pavyko ir baltos sienos tikrai yra. O dabar keliam apžiūrėsim, kaip visi įsirenginėjimo procesai vyko pastarąjį mėnesį ir ką mums pavyko nuveikti. Tai kamerą perduodu Adomui. Tęsiam darbus toliau. Grindys išdžiuvo, išsibetonavom grindis. Tiek tualete, tiek vanioj, viskas tvarkingai, su nuolydžiais. O šiandien montuosime duris. Vienas va štai jau susimontavau, nes jas reikia susimontuoti iki dažymo ir glaistimo, nes čia yra nematomas duris. Jo štai čia. Lyg štai toks tik tai nedidelis kantelis čia, visai minimalus, visai kitos išpakliuos. Šiaip tai galiu pasakyti, kad įsidėjo tikrai nesunkiai. O šiandien su jumis įdėsime kitas. Čia jau aš jas turiu išsipakavęs, aš pirkau iš karto surinktas. Ir iš tiesų Unideko radau salelę, kur yra daug visokiausių durų ir jie man žiauriai greitai pristatė šitas duris. Kai užsakinėjau, vos negalėjau atvežti kitą savaitę. Bet mes varėm atostogauti, tai aš sakiau, kad atvežtų po atostogų, jas atvežė su surinktų rėmų. Galima pirkti be surinktų, bet 10 eurų surinkimas, tai aš susirinkau jas. Čia vat jos yra, nestovi nieko, ten jau tvirtinasi tokie laikikliai. Nes čia nėra jokių varžtų, nieko nėra. Vyrai durų. Kol kas įsistačiau duris, jos tiesiog stovi neprisuktas, nieko dar. Išstatytas, va lygiai pagal levelį, apačioje įdėjusi savo šitą, savo pagalį, kuris matuoja šitą vietą viršutinę, kad jis būtų lygios. Čia irgi, va, įsikišau pakištukus, kur reikėjo. Todėl jos dabar yra ganėtinai tvirtus, įsispraudusios, nejuda. Tai kaip judinsi, jas jau tokios jau stovi. Ir viskas. Gręžiu skeles, sukuosi čia. Atsinešu, įsistatau duris, jeigu viskas tvarkoju, užpurškiu makrofleksu ir viskas. Džiūsta ir durys pastatytos. Money and the fame just for the name, but that just ain't me. Rock oversized t-shirt, stitches coming out the seams. Got on some oversized dips, so best believe I got some oversized dreams. Some tattoos in my skin, get faded on the weekends. Go to church on a Sunday, cause God is a woman. So God is a woman. So God is a woman. So God is a woman. Jau visas duris stovi, jau kai kur pradėtas klijuoti. Jau vienas pasistačiau, be niekieno pagalbos 4 duris. Šiaip stačiau pirmą kartą tokio tipo duris. Atrodė gal biškiau, kad bus sudėtinga, kaip čia ką, bet pradėjus daryti supratau, kad nėra kietų mokslas. Čia prisisukom, štai su po vieną varžtą. Laikosi tvirtai, reikia užsiausti dabar makrofleksu. Kaip štai padaryta štai čia. Užpūsta, kiek išlindo. Supjauti ir jis stovi. So God is a woman. So God is Ir pasiekėme su Adomu pagaliau tą etapą, kai jau galime rinktis buitinę techniką namams.
Jeigu atvirai, tai net patys nežinojome, ko mums reikia, ko mes norime. Tad užsukome į buitinę techniką namams saloną, apsižiūrėti, apsidairyti. Ir iš tikrųjų čia esanti specialistė mums taip puikiai ir aiškiai atsakė į visus iškilusius klausimus, kad net ir nebeliko dvejonių, kokią buitinę techniką rinktis. Atėjom patys nežinodami, ko norim, o išėjom aiškiai žinodami, ko mums reikia ir ko mes norim. Tai paprašiau buitinę techniką namams salonų specialistės Jūratės, kad šiek tiek ant kelių užvestų ir jūs. Ir kaip aš apturėjau gerą konsultaciją, labai tikiuosi, kad panašų jausmą po šio interviu turėsite ir jūs ir bent jau žinosite, į ką atsižvelgti renkantis buitinę techniką namams. Tai pradėkime nuo šaldytuvo. Jūratė, sakykite, į ką yra svarbiausia atsižvelgti renkantis šaldytuvą? Turbūt svarbiausias aspektas yra pasižiūrėti šaldytuvo plotį, kad jis jau pasibraižant brėžinuką ir su jūsų dizaineriais, baldininkais tilptų į spintą. Ir tuomet jau turbūt svarbiausias aspektas šiandienai, kad šaldytuvas turėtų automatinį atitirpinimą. Tai vadinasi, kad jums nereikėtų atitirpinėti šaldiklio ir vargti per metus 1-2 kartus, to pakaktų tik tai per 5 metus vieną kartelį atitirpinti, išleisti, leisti jam pailsėti ir tuomet turite vėl švarų ir higienišką šaldytuvą. Aš pati asmeniškai iš čia išsirinkau, kiek žinau, plačiausią esantį šaldytuvą, ar ne? Ta, į kurį telpa visko daugiausia. Tai gal galim dar papasakoti, kuo šitas šaldytuvas dar yra ypatingas, apart to, kad jis yra toks platus. Apart to, kad platus plus jis dar turi ekstra zoną, kur palaikoma šviežia temperatūra. Tai vadinasi, kad čia produktai įdėti išsilaiko ilgesnį laiko tarpą, nes ši temperatūra yra mažesnė. Jeigu šaldytuve yra 5 laipsniai, tai čia palaikoma 2-3 laipsnių temperatūra. Tai įdėsit pomidorus ir išsiimsit su žievele, kuri bus tangri ir nesubliuškusi. Ir kaip sakiau, tas šaldiklis irgi maksimalios talpos su no frosto technologija, kad jums nereikia jo atitirpinėti. Tai aš įsirinkau platų šaldytuvą, nes namuose tikiuosi turėti daug žmonių ir daug vakarėlių. Bet sakykit, ką siūlytumėt žmogui, kuris ieško standarto? Tuomet standartinis 60 cm pločio ir žinoma jau žemesnis 1,67 cm aukščio. Taip pat su no frostu, taip pat su žemos temperatūros stalčiuku, bet talpa jau ženkliai mažesnė. Turime dar aukštesnį šaldytuvą, praaukštintą, bet irgi taip pat standartinė montuojama į 60 cm spintelę su artimos nulinės temperatūros stalčiuku, no frostu ir čia įdomybė, kad šaldiklyje galite pasidaryti pliusinę temperatūrą, jeigu neturi šaldymo produktų, pasidaro kaip šaldytuvą. Ir paskutinis turime šaldytuvą pilnai, be šaldiklio, grinai tikti šaldytuvas per visą aukštį su nulinė temperatūra, kur čia produktai išsilaiko 3-4 kartus ilgesnį laiko tarpą. Kaip jau mano auditorija žino, aš nesu labai gaminantis žmogus, bet esu davusi pažadą ir savo, ir savo vyrui, kad jau naujose namuose tai tikrai daug gaminsiu. Tad kitas svarbus momentas virtuvėje yra kaitlentė. Kaip jas išsirinkti? Tai kaitlenčių reikia žinoti, kokio jums reikia pločio, 60, 70 ar maksimali daug gaminančiam asmeniui 90 cm pločio, ir tada jau kaitvečių lankstumas, valdymas, čia jau tada jau visi niuansai prisideda. Tai čia turėtumėm 90 cm pločio, tai didžiausia kaitlentė ir maksimaliai erdviausios erdvės kaitvečių atžvilgių. Dėl to, kad tai neturi nustatytų kaitvečių, jūs kai uždėsite puodą, tada jau pati kaitlentė pagauna, kur jūs padėjot puodą, atsiranda valdymas ir pagal tai jau kaitina jums puodo dugną. Aš pirmą kartą, kai išgirdau šitą dalyką apie šią kaitlentę, kad būtent taip reaguoja į padėtą puodą, mane labai sužavėjo šitas momentas. Ir toliau turime 60 cm pločio, tai yra standartas, ir kuo ši ypatinga, kad turi nestandartinę spalvą. Ne juoda, bet tokia sidabrinė, kažkiek tai pilka, kaip mes su kolegom vadinam šampaninės spalvos kaitlentę, Kuo jinai ypatinga, kad turi patogų valdymo juostelėje, greitas galios pasirinkimas ir plus 2 kaitvečių apjungimas, kad galiu padėti pailgą puodą, troškintuvą, grilių, tai tas duoda lankstumą. Tai nestandartinė spalva iš tikrųjų taip stilingai ir neįprastai atrodo. Ir dar viena kaitlentė, kurią Inga jūs ir išsirinkot, tai jinai yra taip pat platesnė nei standartas, 70 cm pločio, su tuo patogiu valdymu, ir plus dar turi sąsają su gartraukiu. Jūs jungiat kaitlentę, automatiškai tą pagauna gartraukis, įsijungia gartraukio apšvietimas
ir pradedat gaminti, pasirenkant galią ir kylant garams, automatiškai gartrūkis įsijungia ir didina savo galią pagal garų pliūpsnį. Kad jau prakalbom apie gartrūkius, sakykit, į ką svarbu yra atsižvelgti renkantis gartrūkį, kaip tik dabar ir stovime prie to, kurį aš išsirinkau. Taip. Tai gartrūkius svarbiausia nuspręsti jau iš karto braižantis virtuvės planelį, ar ne, ar gartrūkis bus kabinamas ant sienos, laisvai, ar ne, ar jis bus įmontuojamas į spintelę. Tai šiai dienai 95% gartrūkių yra pasirenkamų pilnai slepiamų, kad visiškai nesimatytų, ar ne, jis yra grinai paslepiamas į spintutę ir tada jau visiškai nesimato, kad gartrūkis yra. Dar turime kaitlentę su gartrūkiu kartu, du viename, ar ne, kad nereikėtų daryti nei įmontuojamo, nei kabinamo ant sienos, viskas viename. Na ir pakalbėkim apie orkaitę. Kokią reikia orkaitę išsirinkti, kad iškeptų pačius skaniausius pyragus, net jeigu nemoki gaminti? Pati geriausia orkaitė, padarysinti viską skaniai, bet kokiu atveju tai yra garinė orkaitė, kur pilamas vandenukas. Jinai pasima vandenį, išpučia į orkaitės ertmę ir gaminat garuose. Tai garuose maistas ruoštas yra ženkliai sultingesnis, skanesnis, išlieka visi sveikieji mikroelementai. Galite miksuoti, kepti, pavyzdžiui, aukštoje temperatūroje ir paskui pridėti garus, ar ne, kad patiekalas būtų tiek sultingas, tiek, pavyzdžiui, skaniai paskrudęs. Na ir kaip sekantis variantas gali būti su piroziniu valymu, kad čia jau nereikėtų vargti poros valandų valymui orkaitės, ar ne, užstatot pirolizę, jinai kelia temperatūrą iki 500 laipsnių ir išdegina visus riebalus iki pelenų, pasišluojat ir turit išvalytą orkaitę. Jau apšvietėt mus visus, ką reikia rinktis norint skaniai gaminti, tai jau viską pagaminus, kur tuos indus išplauti? Indaplovėje išplauti, ir ne, čia turim platesnę 60 cm pločio indaplovę, talpiausia su įrankiaus stalčiuku viršuje ir naujovė, ir ne, kad nereikėtų lankstytis apatinio stalčiaus išvažiavimu į vidurinio stalčiaus aukštį, kad pasikelia, ir ne, ir nereikia taip jau lenkti nugarytės. Šitas dalykas mane papirko. Šiais laikais daug kalbame apie išmanumą, išmanesias technologijas, tai sakykit, kokių prietaisų, kokios būtinės technikos namams pasiūlytumėt, jeigu nori būti išmani? Pirmiausia, turbūt atkreipčiau dėmesį į skalbyklę ir džiovyklę, nes jos turi Wi-Fi prieigą, galite parsisiųsti AEG appsą, ar ne, instaliuoti savo prisidėti produktų skalbyklę džiovyklę ir tuomet galite parsisiųsti spec extra programų skalbimui, ko, tarkim, ekranėlyje jums nerodo ir jūsų skalbyklė džiovyklė lyg ir neturėtų, ar ne? Kitas žingsnelis, išmanumą turime automatinį dozavimą. Tai vadinasi, kad jūs galite susipilti savo priemonės, tiek skalbyklį, tiek minkštiklį, pasirenkat programą, ar ne, ir tada skalbyklė automatiškai pasisvėrusi pagal jūsų drabužių kiekį, pasiims priemonės tiek, kiek jai reikia. Čia yra nerealus šitas dalykas. Ačiū Jūrate jums už išsamią konsultaciją. Pirmiausia, labai padėjote man renkantis buitinę techniką namams, dabar viliuosi, jog padėjote ir žmonėms, kurie žiūrėjo šį video. Malonu, Inga, džiaugiuosi, kad padėjau, pagelbėjau, ar ne, ir kviečiu kitus taip pat užsukti į mūsų saloną, jeigu dar kažkoks tai klausimėlis iškilo.